Sveiki, Sveiki. esam Jordanijai, Petroje. Mūsų didžioji svajonė išsipildė. Išsipildė. Šiandien pamatėm tiek daug gražių vaizdelių. Super. Neįmanoma perteikti, ką čia matė. Gero jums žiūrėjimo. Bet viskas iš pradžių. Kelionė prasidėjo 1 valandą nakties. Iš Šarm el Šeiko mieguisti, bet kupini laukimo, leidomės per tamsų Sinajaus pusiasalį. Už lango tik kalnų šešėliai ir žvaigždėtas dangus. Auštant pasiekėme Tabą, kur keltų persikėlėme į Akabą. Ramus plaukimas Raudonąja jūra ir kylanti saulė suteikė kelioniai ypatingo žavesio. Na, kaip Saulius būtų be nuotykių. Kertant Jordanijos sieną, tai yra įlipant į keltą, Egipto pasieniečiai atėmė iš manęs didžiai mikrofonus, didžiai Action Pro kamerą ir didžiai lazdą stabilizatorių skirtą mobiliam telefonui. Nežinau kokiu pagrindu, bet su pasieniečiais nepasiginčysi. Kągi, teks filmuoti su mobiliaku, taip sakant, iš rankos. Gero jums žiūrėjimo. Iš Akabos autobusu tęsėme kelionę per Jordanijos dykumas, kol galiausiai pasiekėme Petrą, įspūdingą senovinį miestą, iškaltą uolose. Ja daugiau nei prieš 2000 metų sukūrė nabatėjai, prekybininkų tauta, pavertusi šią vietą svarbiu prekybos centru. Ir štai Petra. Šis miestas iškaltas rožinės spalvos uolose, dažnai vadinamas rožiniu miestu. Jį daugiau nei prieš 2000 metų sukūrė nabatėjai, senovės arabų tauta, garsėjusi savo prekybos tinklais ir inžineriniais sprendimais. Petra buvo svarbus prekybos centras, jungęs Arabijos, Egipto ir Viduržemio jūros regionus. Čia buvo prekiaujama smilkalais, prieskoniais ir kitomis brangiomis prekėmis. Į miestą patenkama per siaurą tarpeklį, vadinamą Sik. Aukštos uolos tarsi uždaro dangų virš galvos, o kiekvienas žingsnis kelia laukimą. Ir tada staiga atsiveria garsiausias Petro statinys – iždas Al-Khazne. Jo fasadas iškaltas tiesiai uoloje, atrodo neįtikėtinai didingai ir paslaptingai. Petras stebina ne tik grožiu, bet ir išradingumu. Nabatėjai sukūrė sudėtingą vandens tiekimo sistemą, leidusią miestui klestėti net dykumoje. Tačiau laikui bėgant prekybos keliai pasikeitė ir miestas buvo apleistas, kol XIX amžiuje jį iš naujo atrado šveicarų keliautojas Johann Ludwig Burckhardt. Vaikštant po Petrą atrodo, kad kiekviena uola pasakoja istoriją. Tyla, didybė ir praeities dvasia susilieja į vieną nepamirštamą patirtį. Grįžtant mintimis į tą naktinę kelionę, supranti, visi tie kilometrai, nuovargis ir ankstyvas kėlimasis buvo verti vien tam momentui, kai pirmą kartą išvydai Petrą. Gražėja, gražėja, gražėja. Ai, pagaliau pamačiau. Ojei. Ojei. Grožis. Grožis.
Ojei. Mm. Kaip gražu. Čia tai bent.